Labadiena, Pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Deresevičiūtė. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkiučaitės bitės viešoji biblioteka, įgyvendinant projektą Lietuvių kalbos turtai Atrask per žaidimą, sukūrė lietuvių kalbos stalo žaidimą Kalba kalba. Žaidimas atveria mūsų gimtosios kalbos turtus, paremtas 9 lietuvių kalbos išteklių grupėmis, nuo mislių ir patarlių iki sinonimų ar naujažodžių. Kurtas kartu su lituanistais, švietimo, leidybos specialistais, kad šeimos, vaikai, jaunimas, bendruomenės kūrybiškai ir gyvai vartotų lietuvių kalbą. Tad šiandieną kalbinu bibliotekos projektų valdymo specialistę, žaidimo idėjos autorę, Eglę Vaitkevičiūtę. Labas, Egle. Labas, Agnė. Tai pirmiausia, gal papasakok apie pačią idėją ir filosofiją. Kodėl buvo siekiama lietuvių kalbą pristatyti ne per sausą akademinę medžiagą ar sudėtingas metodinės knygas, o patrauklę, inovatyvę žaidimo formą. Iš tiesų, tuo metu, kai rengiau projekto paraišką, tai buvo 2024 metų ruduo, tada dar buvo toks gajus stereotipas, kad valstybinė lietuvių kalbos komisija priima tik tokius projektus, kurie yra pakankamai konservatyvus ir, kaip ir minėjai, 1000 puslapių dar vienas metodinis leidinys. Ir aš labai norėjau padaryti kažką kitokio, kažką inovatyvaus ir rėmiausi pačios kalbos komisijos interneto svetainėje talpinamų tokių kaip ir aprašymų, jų politiką, kad kalba yra gyva ir galiu net pacituoti jo aprašymą, tai jie siekia skatinti visuomenę dalyvauti, kuriant, puoselėjant ir išsaugant lietuvių kalbą. Tai žiūrėjau tą sakinį ir galvojau, pamėginsiu surizikuoti. Ir kažką tokio naujo padaryti, įdomaus. Tai domėjausi iš tikrųjų, kas vyksta lietuvių žaidimų rinkoje. Tai iš tikrųjų turime žaidimų kūrėjų, bet tas stalo žaidimas tai daugiau ir įsivaizduojamas, jau kaip paruoštas produktas, tiesiog stalo žaidimas. Tai ieškojau idėjų toliau ir plačiau. Užsienyje yra populiarus formatas, tas print and play, tai išvertėm atsispausdink ir žaisk. Ir pritaikiau tą formatą būtent šiai elektroniniai priemoniai sukurti. Tai išėjo kas išėjo. Išėjo didžiulės apimties žaidimas. Po to gal papasakosiu daugiau apie jo sudėtį. Tai privalumas yra vien tame, kad tai yra labai plačiai pasiekiamas iš bet kurio pasaulio kraštelio žaidimas. Tai vienintelis toks sudėtingesnis darbas gal yra prisėsti vieną kartą ir susikarpyti, pasiruošti. O pats kūrybinis procesas, kas dalyvavo, kuriant žaidimo turinį, vizualinę dalį, galop kas finansavo, nes ištekliai tikrai nemaži. Projektas yra 2 metų trukmės, tai iš tikrųjų daugia etapis toks procesas buvo. Finansuotojas tai valstybinė lietuvių kalbos komisija. O projekto darbo grupėje, nuosekliai galima sakyti, dirbo tikrai nemažiau kaip 12 žmonių, specialiai suskaičiavau, bet iš tikrųjų tai buvo ir dar daugiau. Tai pirmame etape dirbo Vytauto Didžiojo universiteto filologijos mokslų daktarė Eugenija Valienė ir studentės, filologijos kurso studentės. Tai jos beveik pusę metų rinko turinį, turėjome dažnus susitikimus ir nuotolinius, ir kontaktinių turėjom. Planas buvo surinkti ne mažiau kaip 1600 žodžių, pačių žodžių žaidimo turinio ir bent jau 200 sakinių, tai vat patarlės ir panašiai. Tai tą sąvadą surinkom ženkliai viršėm visas apimtis, daug laiko skyrėm ir grupuodamos pagal sudėtingumo lygius ir siuntėm ir kolegoms ir nesusijusiems asmenims, kaip sako, turi rezultatu pasidalinti bent su 5 žmonėmis, kurie nedirbo toje srityje, nedirbo prie to projekto, kad pamatytum kito žmogaus vaizdą ir vertinimą, kaip tas vartotojas po to patirs tą visą žaidimą. Tai pirmas etapas buvo turinio atranka, tai jau visas darbas ir aplodismentai filologijos mokslų daktarams ir studentėms šaunuolės. Tada sekantis etapas, aišku, po kalbos korektūros vykdėm viešąjį pirkimą.
Tai sutartį turėjome su Terra Publica, su populiaria žaidimų leidykla ir iš tikrųjų tikrai gera patirtis, patikimi partneriai. Taip pat turėjom daug nuotolinių ir kontaktinių susitikimų, drauge kūrėm ir aišku, nuo vizualo viskas prasideda, tai kaip turės atrodyti tas žaidimas, labai norėjosi spalvų, gyvybės tos, apie kurią jau minėjau šiek tiek. Tai kartu kūrėm ir visą vizualą, dizainą, tada žaidimo mechaniką testavom, išryškėjo, kad trūksta to tokio žaismo, atrodo, toks šiek tiek per konservatyvus, toks nuobodokas, tai tada įtraukiam iššūkių, prisigalvojam visokių, pavyzdžiui, kad aiškintojas turi aiškinti dainuojant ar darant mankštą. Tai labai daug dinamikos tokios įneša į patį žaidimą ir tikrai praturtina tą žaidimo patirtį. Ir galiausiai šie metai, visi metai skirti sklaidai ir viešinimui, taip ir buvom susiplanavę. Tai aktyviai tą ir darom, norim, kad kuo daugiau žmonių pamatytų, patirtų ir išbandytų tą mūsų produktą. Šiek tiek užsiminėjai, bet papasako gal šiek tiek plačiau apie žaidimo turinį ir sandarą, kokios pagrindinės žaidimo dalys sudaro visą rinkinį, kokias lietuvių kalbos sritis galbūt apima ir plačiau, tiesiog kad įsivaizduoti tą apimtį. Tai žaidimą sudaro 9 iš viso kalbos išteklių grupės, tie lietuvių kalbos turtai. Tai yra antonimai, sinonimai, frazeologizmai, patarlės, mįslės, priežodžiai, naujažodžiai ir homonimai. Tai dar daugam reikia gal ir prisiminti, kas tie homonimai, kas tie frazeologizmai, tai ir apie tai pagalvojam, žaidimo sudėty yra ir atmintinės. Tai bežaidžiant rekomenduojame pasidėti prie žaidimo lentos tas atmintinės ir tiesiog prisiminti dar, kas tai yra per kalbos grupės. Kortelių šitų 9 grupių yra 513, jeigu labai tiksliai, tai tikrai nemaža apimtis ir ilgam laikui bus ir darbelio, ir to turinio. Taip pat parengėme taisyklės, bet iš tikrųjų ir taisyklėse parašėme, kad tas žaidimas ir ta kalba yra gyva, naudokit ją kūrybiškai, kad tai nėra dar vienas kažkoks tai taisyklių rinkinys, ir tos taisyklės yra orientacinės. Tada ilgai iš tiesų trukom, kol parengėm spausdinimo rekomendacijas, kadangi tikrai suprantam, kad skiriasi ir žmonių turimi spausdintuvai ir gebėjimai tiesiog naudotis juo, man pačiai buvo nauja visi tie daugia funkcijai dėklai, apėjimai ir panašiai, tai kiek galėjom sudėjom visus galimus variantus į spausdinimo rekomendacijų failą. Taip pat yra ir vokų išklotinės, kad būtų patogiau laikyti tas korteles. Ant kiekvienos kortelės yra jos atitinkantis tas personažas, šiek tiek taip pat gyvybingumo suteikiam, personalizavimo tokia kortelėms. Tai vokelių 11, tada dar yra sinonimų, antonimų ir naujažodžio atsakymų lapai, kadangi tos 3 kortelių rūšys neturi atsakymų pačioj korteliai, o kitos, kaip tarkim frazeologizmai, priežodžiai, patarlės, keiksmai jau turi tuos atsakymus kortelėse. Tai maždaug toks tas turinys yra ir žaidimo lenta, ne visada yra reikalinga naudoti, jeigu žaidžia, tarkim, klasė, tai lenta nereikalinga, tiesiog taisyklės yra aprašyti galimi žaidimo būdai, tai gali žaisti ir 2 asmenys, ir visa klasė 25 žmonės, stengiamės pagalvoti apie visus. Taip pat galima žaisti tik su viena kortelių rūšimi, jeigu, tarkim, lietuvių kalbos mokytojai norėtų pravesti lietuvių kalbos pamoką šiek tiek įdomiau, tai visiškai gali atsispausdinti, tarkim, sinonimų korteles ir pravesti žaidimą klasiai. Tikrai tos gyvybės į pamoką, ar ne, įneštų mokytojams puikiai išeitis, iš tikrųjų profesionalų parengta pamoka, tarkim, užsiėmimas, žaidimas. Gal gali papasakoti šiek tiek plačiau apie patį žaidimo procesą ir patirtis, kaip vyksta žaidimas keliaujant kalbos taku. Galbūt gali pateikti keletą žaidimo pavyzdžių ir tą socialinį galbūt poveikį, nes pradžioje bus rankdarbiai, susikarpyti, atsispausinti, susikliuoti vokelius, susidėlioti, susirūšiuoti ir įsigilinti, tai toks labai įvairiapusis
žaidimas? Iš tiesų, šiaip visas žaidimas tikrai skatina bendradarbiavimą, skatina kūrybiškumą ir tas, kaip ir minėjai, taip, tu atsispausdini. Susikarpyti žaidimą, trunka kažkiek laiko, mums padėjo Atviros jaunimo erdvės savanoriai ir tikrai labai noriai ėmėsi to darbo, kadangi tai yra toks sąmoningumo užsiėmimas, netgi galima sakyti, tas toks smulkmeniškas karpimas. Tai bibliotekoje organizuosime, kadangi siekiame, kad tai būtų kuo patogiau tam vartotojui, organizuosime ir žaidimo pasigaminimo dirbtuves. Tai turime ir popieriaus pjaustyklę, giljotiną tokią vadinamą, ir kampukų apvalinimo priemonės, kad ta patirtis po to būtų kuo geresnė. Tai pasiruošę žaidimą, būrėmės prie stalo, kiek jų ten mūsų yra. Ir taisyklėse yra numatyti, kaip jau ir šiek tiek minėjau, keli žaidimo variantai. Tai tarkim, gali žaisti 2 žmonės, gali žaisti visa klasė. Ir visada pradeda jauniausias žaidėjas, tarkim. Vis tiek, kad būtų kažkokia ta pradžia vieninga. Jauniausias žaidėjas vienas kitam išrenka kortelių rūšį, nuo kurios jau pradės ir negalima praleisti jokių žodžių. Tarkim, jeigu išsitrauki sinonimų kortelę, joje yra 6 žodžiai ir turi per 1 minutę, visos kortelės susietos su tuo pačiu laikmačiu, per 1 minutę įvardinti kuo daugiau to žodžio sinonimų, pavyzdžiui. Ir kol atsakantysis neatsako, tol tas aiškintojas turi jam padėti, sufleruoti visais būdais, rodyti, kūrybiškai kažkaip tai aptakiai bandyti pasakyti, koks tas žodis ten galėtų būti, koks tas žodis ten slypi. Ir tada jau kiek taškų surenka, tiek jau langelių žaidimo lentoj, kalbos take paeina į priekį. O tada jau pagal žaidimo versijas, tarkime, tas spalvotas kalbos takas, kiekvienas langelis žymi tą kalbos išteklių grupę, kaip minėjau, antonimų, sinonimų ir panašiai. Jie turi visi savo spalvinę gamą. Tada jau, tarkim, stovi ties raudonų langeliu ir šalia yra geltonas ir violetinis, tai tada jau gali rinktis iš homonimo ar naujažodžio, nes violetinis homonimas, naujažodis geltonas, jau labai puikiai susipažinom. Na ir laimi tas, kuris pirmas pasiekia finišą, ar tai ta komanda grupė, ar tas asmuo. O azarto tokio dinamikos prideda ir iššūkiai, tam tikrais atvejais naudojami, kaip ir sakiau, gali tekti aiškinti darant mankštą ar panašiai, tai labai daug legesio įveda į žaidimą, į tą patirtį, tos papildomos iššūkių kortelės ir labai daug diskusijų kyla prie stalo, kas yra nuostabiai gerai. Kągi, pratęsime pokalbį po akimirkos. Sveiki sugrįžę po reklamos. Primenu, kad šiandieną kalbamės apie lietuvių kalbos stalo žaidimą Kalba kalba, kurio projekto vadovė ir idėjos autorė Eglė Vaitkevičiūtė. Taigi, Eglė, dar tęsime, koks yra žaidimo socialinis poveikis. Na, iš tiesų, gerai yra tai, kad čia nėra kažkokių teisingų ar neteisingų atsakymų. Labai komunikuodami norime paskleisti tą žinutę, kad tai nėra baigtinis sąrašas kažkokių teisingų atsakymų ir kuo jūs daugiau improvizuosit ir miklinsit protą, tuo tik geresnis tas efektas bus. Ir žaidimo vedėjas tiesiog pats visas žaidimas skatina dialogą, skatina įtraukti ir žaidimo vedėjo rankose galbūt yra pakviesti visus bežaidžiančius, jeigu mes turime galvoje dabar klasę, tarkim mokytojas gali įtraukti visus ir tuos, kurie žino galbūt mažiau ar mažiau pasikaustę kažkurioje toje lietuvių kalbos mūsų turtų grupėje. Ir jie ne per spaudimą kažkokį, bet per žaismingumą, per tą edukacinę pusę jie mokosi, jie bendradarbiauja ir nesijaučia kaip pakviesti prie lentos gal atsakinėti, nes jeigu jau tu nežinai, tai jau sėsk 2. O čia to nėra. Jeigu ir nežinai, tai tau ir draugai padės ir ta mokytoja gali padėti sufleruoti ir tu vis tiek išeisi sužinojęs kažką naujo. Paminėjai labiau klasę, moksleivių amžių, bet apskritai, jeigu plačiau paėmus auditoriją ir pritaikomumas,
kokiam amžiui skirtas nuo iki ir kokio dydžio grupės, minėjai, kad gali 1-2 būti ar ne ir iki, tai plačiau truputėlį auditorija ir skaičius. Na, žaidimas pritaikytas nuo 12 metų amžiaus, 12+, tai neįvardinsiu 99 metų, bet net jeigu ir žaistume šeimoje, tai tik privalumas būtų pakviesti skirtingų kartų atstovus, šeimos narius prie vieno stalo, nes šiuolaikinis jaunimas, tas 12-metis, tarkim, tikrai jau nežino daugybės ir patarlių, ir tų mįslių, kur gali puikiai padėti patalkinti senelė ar senelis. O jaunimas galbūt naujažodžiuose labiau pasikaustęs. Tai netgi buvo toks atvejis, berods Vilniaus knygų mugėje, kai pristatinėjom, kokios diskusijos užverda. Mergina aiškina, sako, žiūrėk, čia naujažodis, kavos puodelis pavaizduotas, sako, gi čia mokačinas, ne, čia latė. Ne, kokia latė, mokačinas, tu žiūrėk, šokolado tiek, putos tiek nupiešta, čia yra mokačinas. Tai tiek tų diskusijų taip gera stebėti iš šono. Tai žaisti gali tikrai įvairiaus amžiaus dalyviai. Yra ir šiek tiek sudėtingesnių, tikrai nėra, kad tai būtų vieno lygio užduotis. Yra ir absoliučiai lengvų, mano mėgstamiausia, pavyzdžiui, mislė. Jau pabaigoju užduodai iškvotus. Kodėl krokodilas žalias? Nes ir jie galvoja, kodėl, nes jis ten pelkėse plaukia, tai todėl, kad nevirtas. Tai tiek daug lengvumo, to kūrybiškumo ir labai galima įvairiai interpretuoti tą žaidimą, sakau, tos taisyklės absoliučiai orientacinės, tiesiog siekis, kuo greičiau pasiekti finišą per vienai kortelį skirtą minutės laikmatį. Dabar pakalbėkim gal apie rezultatus ir sklaidą. Kur, kaip galima rasti nemokamai atsisiųsti šį žaidimą ir apskritai galbūt koks buvo susidomėjimas iki šiol. Visiškai neseniai pasirodė, bet jau gal turi statistiką skaičius, kiek atsisiuntė, kiek išbandė jau. Statistika visada yra įdomi, kiekgi tų žmonių susidomi. Na, kaip komunikuojame, tai kovo 26 dieną mes esame numatę oficialų žaidimo pristatymo renginį, bet prieš tai turėjome vieną išankstinę premjerą Vilniaus knygų mugėje. Tiesiog tematiškai labai atitiko šių metų knygų mugės tema žodis ieško žmogaus. Ten turėjome išankstinę premjerą, tada dar viena išankstinė premjera vyko Šveplos konferencijos metu, kurią organizavo mūsų biblioteka. Na tai jau tų išankstinių premjerų jau turėjome ir iš tikrųjų rezultatai viršė lūkesčius, nes tarkime Vilniaus knygų mugės metu 2 dienas turėjome užimtumą stende, tai 700 žmonių pasuko žaidimo ratą. Nemažai ir šeimų buvo ir labai jau mažamečių vaikučių tokių ir tie susidomėję, ir paauglių, jaunimo, ir vyresniųjų turėjom, ir šiek tiek seniorų, tai atsiliepimai iš tiesų geri. Parsisiuntimų taip pat jau turime virš 700. Tai visai solidūs skaičiai. Ir džiaugiamės iš tikrųjų jau sumušę praktiškai savo užsibrėžtą metų sklaidos planą, tos rezultatus. Kažkaip iš pat pradžio buvo toks kaip ir tikslas, lūkestis, kad tai galbūt taps regioniniu projektu, aprieps mūsų Panevėžio regioną, bet ypatingai Vilniaus knygų mugės metu pastebėjau, kad jau tai tapo tokiu nacionaliniu produktu ir pasiekė tikrai plačią sklaidą visos Lietuvos mastu. Tai tikiuosi, kad ir toliau žmonės sėkmingai siūsis, taip dar mėnuo nepraėjo, jau turim tokius skaičius. Tai tikrai labai smagu, kaip projekto įgyvendintojams, tai vis tiek yra įvertinimas. Aišku, turbūt su plačia aprėptimi ir kažkokių replikų, galbūt neigiamų komentarų sulauksim. Nieko tokio, esam atviri. Mokysimės, tobulėsim ir, ką žino, gal kitais metais jau planuosime fizinę leidybą ar papildinių žaidimo.
Nes pats formatas, tas elektroninis formatas, atsispausdink ir žaisk versija, mus įgalina iki begalybės plėsti tą turinį ir visaip jį gerinti ir tobulinti. Nes ir užsienyje gyvenantis lietuviai gali, nes minėjai apie Panevėžio kraštą dabar respublikiniu mastu, tai ir pasaulio tikriausiai išeis. Tai tikrai sveikinu, džiugu, kad tokie susidomėjimai ir parodo lietuvių norą ir meilę lietuvių kalbai. Taip, iš tiesų buvo prieėję Vilniaus knygų mugės metu ir virtualių lituanistinių mokyklų atstovai, atrodo, netenka darbe kasdienoje susidurti, kiek yra įvairių dar tų tikslinių grupių, tų sklaidos šaltinių. Iš tiesų ir iš Nacionalinės švietimo agentūros jau gavome kvietimą pristatyti konsultacijos metu mokytojams šitą priemonę. Tai labai džiugu, tik planuoti ir skleisti. Gal dar kažką norėtum pridurti? Taip, iš tiesų kviečiu susipažinti su žaidimui parengtu specialiu tokiu demonstraciniu vaizdo įrašu. Jis yra beveik 4 minučių trukmės ir bus randamas mūsų interneto svetainėje kartu su visais žaidimo failais. O patekti į mūsų tą nuorodą, parsisiųsti galite Google paieškoje įvedę PAVB kalba. Ten rasite absoliučiai visus žaidimo failus. Arba atėję tiesiai į PAVB.lt interneto svetainės puslapį rasite žaidimo nuorodą dešinėje pusėje esančioje reklamjuostėje. Tai tikrai labai verta vaizdo įrašą peržiūrėti prieš pradedant spausdinti, prieš, tiesiog susipažinti su žaidimu tam tikrų matymo kampu. Ten yra pavaizduota ir kaip parsisiųsti, ir nustatymai, tie pagrindiniai nustatymai, kuriuos tikrai rekomenduojame taikyti ir 100 kartų pasitikrinti, nes nėra sudėtinga, bet tiesiog per skubėjimą būna žmonės nepastebi, netai pažymi, labai nenorėčiau, kad švaistytumėt veltui popierių, tai visada spausdinkite bandomąjį lapą, visada. Na kągi, ačiū labai, Egle, už pristatymą, už sukūrimą, už meilę kalbai. Tai primenu, kad šiandieną kalbinau bibliotekos projektų valdymo specialistę, žaidimo kalba autorę Eglę Vaitkevičiūtę. Jaukių visiems skaitimų ir gerų žaidimų.